Nuo šiol į DocScaną sąskaitas galite siųsti ir elektroniniu paštu. Tai reikia prie įkelti failus mygtuką paspausti kiti būdai. Ir čia rasite elektroninį paštą, į kurį turite siųsti dokumentus. Nukopijuojam. Einam į savo elektroninę pašto dėžutę. Tarkim, gavau elektroninį laišką iš tiekėjo su prisegta sąskaita. Atidarome. Ir šitą laišką persiunčiame į elektroninę pašto adresą, kurį nukopijavote DocScane. Spaudžiam čia, forward. Įstatome šitą elektroninę pašto adresą, kurį nukopijavote DocScane. Ir siunčiam. Dabar galim grįžti į DocScaną ir nauji dokumentai atsiras ne suvestinėje, o naujam puslapį iš kliento. Atnaujinam. Štai matom, atsirado mūsų failas iš elektroninio pašto. Galim pasižiūrėti dokumentą. O kai norėsite šios failus skaitmenizuoti, tiesiog pasirinkite skaitmenizavimo tipą. Aš skaitmenizuosiu detaliai su eilutėmis. Pasirinkite failus, kuriuos norite skaitmenizuoti ir spauskite ant skaitmenizuoti mygtuką. Kaip matome, vienas failas buvo perkeltas į suvestinę ir skaitmenizuojamas. Einam į suvestinę. Matom, kad skaitmenizavimo procesas prasidėjo ir tai reikia šiek tiek palaukti, kol skaitmenizavimo procesas pasibaigs. Štai dokumentas nuskaitytas, galit eksportuoti į savo apskaitos programą.